BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Sveiki visi, eteryje Širdie žaliai balti. Kauno Žalgiris gavo šlapių skudurų per veidą vakar nuo Valensijos krepšininkų, patyrė skaudų pralaimėjimą. Triuškinančių gal jo ir negalima vadinti, pabaigoje sumažinta persvara, išgelbėjo nuo to tokio gėdingo įrašo protokoluose, tačiau patirtas skaudus pralaimėjimas, antrasis Žalgirio pralaimėjimas, mes išliekame dar toje, jau reikia skaityti nebe play-offų zonoje, play-ino zonoje, dalinamės 6, 7, 8 vietas su Pirėjo Olympiakosu ir Monako, kartu su jais esame iškovoję po 3 pergalės ir 2 pralaimėjimus. Tomai, nustebino, ne, toks žaidimas ir tu buvai tikras Žalgirio pergalė, griuvo ir tavo sėkmingų prognozių serija, bet, galim tikėtis kovos, galim tikėti pralaimėjimo, bet tokio vaizdo, ką gavom vakar, turbūt nesitikėjo niekas. Taip ir aš pats nesitikėjau, tikrai pamačiau, kaip Valensijos komanda juda gynyboje, nuo pat pradžių tos klaidos buvo dalinai ir išprovokuotos, Žalgirio klaidos dalinai buvo išprovokuotos geros Valensijos gynybos. Ir pamatai tą fiziškumą, pamatai, kokius gerus žaidėjus turi jie puolime ir įvairiapusiškus. Tai yra tiek žaidėjus, kurie gali žaisti nugarai krepšį, tiek žaidėjus, kurie gali užsibaigti aiso situacijose 1-1, tai yra gynėjai. Tas pats ir kamuolys juda, matėm greito puolimo, koks tas greitas puolimas ir kaip žaibiškai jie netgi po įmesto metimo pereina į būtent žalgiriečių pusę ir per 5-7 sekundės įmeta taškus, atsarginių žaidėjų indėlis, ūgis, fiziškumas, raumenis, tikrai nustebino. Ta prasme, atrodo, anksčiau nebuvo tokia Valencija, ne? Mes visada Valenciją, tą Dublevičiaus ekipą matydavom, kur, prieš juos niekada nekildavo problemų pelnyti taškų, ne? Taip, būtent. Ir tu matai dabar praktiškai nuo Baskonijos, tai yra tokios visiškai softos vadinamos gynybos, kur ten išsimetėm belį kiek metimų, jokio buvo ten greito puolimo stabdymo, atsimenam, kiek mes tų lengvų taškų su Baskonija mesdavom ir absoliučiai visiškai kitas vaizdas. Tai čia gali būti, kad rungtynės Baskonija ir pakišo koją šiek tiek, kai tu gauni tokį... Taip, tai čia buvo šiaip ir kai tu po tų galbūt rungtynių, kai tu visiškai negauni to tokio fiziškumo, kaip ir dėl ko Žalgiris važiavo į būtent Eurolygos draugišką turnyrą, tai būtent dėl to, kad gauti kažkokį rimtesnį priešininką. Tai čia lygiai tas pats, mes gavom silpnesnį priešininką. Baskonija, nors ir Baskonija ten buvo iškovojusi pergalę, bet gynybos prasme čia gavom tokį fiziškumą, kad paprasčiausiai, Žalgiriui manau, kad nei per kur jie neturėjo pranašumo. O vienas iš tų pranašumų Žalgirio, tai yra žaidimas nugarai krepšį, ypatingai trečioje pozicijoje. Tai Edgaro Ulanovo centravimas, ten galų galia Rolando Šmico centravimas, bet ką mes pamatėm, porą kartų tik tai Rolandas Šmitas užcentravo ir tai ten buvo realiai Valensijos gynybos klaida, kur treneris šaukė grinai, kad turėjo subaudoti. Viskas. Bet taip, tu tokius dalykus gali prognozuoti prieš rungtynes, tu matai varžovus, matai, kaip jie žaidė prieš tai, matai, kad jie turi tų pergalių irgi nemažai ir tai statai žaidimo planą, jau turi nusiektam ir fiziškumui ir tam viskam. Taip, matai, jie daug keitėsi ir labai gerai keitėsi ta vadinama triple switch, tai yra 3 žaidėjų pasikeitimą. Tai yra, kai gynėjas leidžiasi ir leidžiasi su dideliu ir jisai staigiai bėga į viršų, o kitas žaidėjas, kuris yra krašte, perima 3 arba 4 numeris, perima mūsų centro puolėją arba Rolandą Šmitą. Tai vis tiek, tai kaip bebūtų, tai tas 3 numeris ten ar Klaveras. Ten ūgis tikrai yra didelis ir galų gale jisai yra kaip 3 pozicijos žaidėjas, ten už Ulanovo beveik 10 cm yra didesnis ir mes ten iš viso jokio pranašumo negalėjom gauti ir galų gale, kol mes ten darydavomės, praktiškai mes tuos metimus pačioje pradžioje iš pick and rollo gal ir gavosi tų tokių lengvesnių metimų, paskui mes gavom, kad iš to all switch visiškai nieko nesusikūrėm. Visi mini fiziškumą, tu mini vakar absoliučiai visi žaidėjai po rungtynių irgi duodami interviu irgi minėjo tą fiziškumą. Aš taip realiai įsivaizduočiau, kad jeigu jau taip mus apstumdė, tai turėtų atsispindėti ir statistikos protokole, bet tarkim,
okei, mes pralošėm atkovotus kamuolius, bet tik 4, čia tikrai nėra tas, kur tas fiziškumas atspindėjo labiausiai. Ne, tai mūsų metimo susikūrime. Ir metimo susikūrime, ir tu pažiūrėk, kokį duodavo kontaktą. Arnas Butkevičius bandydavo prasiveršti 1-1, iš karto gaudavo kontaktą. Niekas jam būdų per daug nešvildavo. Centro puolėjai iš viso absoliučiai arba negaudavo kamuolį, jeigu gaudavo, jie nieko negalėdavo susikurti 1-1. Tai čia toliau taip ten apie tuos atkovotus kamuolius irgi ne visą laiką tu gali sakyti, kad čia, žinai, yra fiziškumas, kartais kamuoliai atkrenta kažkur tai ten patogiai ir taip toliau, arba čia noras yra, žinai, bet visumoje tai, tiek galų gale neleidimo priimti kamuolio nugarai krepšį, tiek ir žaidime 1-1, tiek ir galų gale bet kokie vyksta prasiveržimai, bet kokios užtvaros būdavo išstumimai iš užtvarų ir, paprasčiausiai, netgi tai, kad žaidėjai fiziškai jie yra stipresni, galų gale jie dar ūgiu yra aukštesni, tai mes, paprasčiausiai niekur to pranašumo ir negavom. Bet tai čia mūsų ginklas, ne? Mes praeitam sezone visi varžovų treneriai verkdavo, kad Žalgiris labai fiziškas, Žalgiris vien tik tuo ir eidavo į tas pergalės. Mes fiziškumo nepraradom per tarpsezonį, sakyčiau, gal net šiek tiek dadėjom, o kodėl tada toks gaunasi vaizdelis? Aš sakyčiau, kad mes ir neatsakėm labai jau smarkiai. Buvo momentas 3 kėlinio vidury, kai tikrai mes pradėjom muštis, kai pradėjom aktyviau gintis, perėmėm porą kamuolių. Čia reikėjo muštis, ta prasme, čia prieš šitą komandą. Ir čia vėl grįžtam prie to, LKL nieks neduoda muštis ir Žalgiris niekur neturi tų pamokų tam. Čia jau tu ne vieną kartą mes šnekėjom apie tą būtent tą bėdą mūsų teisėjų, žinai, galbūt neteisėjų teisėjimo, čia negali sakyti, kad traktavimo galbūt taisyklių, taip, nes teisėjimo taip kaip švilpia, žinai, bet palyginus su užsienio man tai tikrai atrodo, kad mes per švelniai kartais žaidžiame ir per švelniai teisėjai tas traktuoja būtent pražangas. Ir čia dar kartą parodė, kiek yra svarbus dabar tas fiziškumas, tie būtent fizinis pasirinkimas, galų gale tie raumenys ir aišku, tu turėk raumenys, tu gali būti be charakterio, bet čia matom, kad žaidėjai lygiai taip pat ir būtent su tuo fiziškumo dar ir parodė charakterį ir grinai mušėsi, kiekvieną kartą mušėsi, pažiūrėkit, labai buvo mažai tų lengvų metimų, kur mes įmetėm, kur mes metėm. Tai Dovydas einam 2-1 situaciją, Dovydas Gedraitis meta, kala per rankas taip, kad praktiškai eina ant ribos prie nesportinės pražangos. Bet čia ir yra tas krepšinis, kur tu neleidai nieko lengvai daryti. Žalgiris per daug lengvai leido daryti ir per daug lengvai jie susikurdavo progas, per daug lengvai bėgdavo į greitą puolimą. Tokios situacijos ir buvo rungtynėse. Tomas Zimšo po rungtynių labai kritiškai atsiliepė apie savo komandos visų žaidimą. Jo tokia citata pacituosiu, ką buvom sutarę, darėm priešingai, turėjom stepautinti, vėluodavom, turėjom keistis, nesikeitėm, turėjom kažką atakodom kitą žaidėją. Man tada kyla klausimas, tai blema, tai kodėl? Jeigu tu žinai, turi susitarimus, tu žinai, kad tavo paimi taimauta, išsirašai velnių vienas kitam ir pradėti geriau žaisti. Tai buvo tų klaidų ir Kazio Masvyčio viena minutės per tokėlį irgi buvo, kur sako, blema, mesgi sakėm, kad keistis. Paprasčiausiai, čia yra pats lengviausias dalykas. Tu duodi informaciją ir keitiesi, viskas. Čia būtent su Dimša netas tai matos, aš nežinau, kiek su Dimša buvo, bet čia buvo situacija. Nes buvo Dimša bandė neatsikalbinėti, bet klausė, sako, aš ale nesuprato jisai tos užduoties, tai man irgi tokį pirmą kartą mačiau tokį kaip pasimetimą ant solelio. Jo, gali būti, kad buvo ta situacija, kur žaidėjai neperdavė informacijos prieš tai, nes, žinai, būna kartais, kad tu užsimiršti, nes kai yra daug tų sistemų, vis tiek tai yra sistemos per apačią įimas, kur pick and rollo, yra sistemos, kur step keitimasis, ten gali dropą kažkiek, tai žinai, nors mes dropų ten mažai ginamės, bet, žinai, kartais tu vis tiek tai įtampėlė, kai yra, kažkur tai nesusikoncentruoji ir prarandi koncentraciją ir galų gale, vietoj to, kad tu darytum tą sistemą, kur tu treneris sako, tu darai priešingai, tai būna. Ir aš manau, čia Žalgiriui irgi tokia pamoka, kad, kažkiek tai, manau, ir nuvertino tiek treneriai turbūt ir tiek patys. Žinau, treneriai, aišku, nenuvertina visą laiką, žinai, bet galbūt tas toksai per didelis pasitikėjimas buvo, bet kas liečia žaidėjas, tai manau, buvo toksai, buvo apie visus, kad mes šitą Valenciją nugalėsim tikrai. Maksvytis po rungtynių toks kategoriškas buvo, sakė, paskutinės tokios rungtynės sezone ir sakė, daugiau toks dalykas nepasikartos, kad neatsakom fiziškumų, kad nesilaikom susitarimų.
kokios dabar įsivaizduoja nuotaikos treniruotėse po tokių rungtynių, kaip reikia tą komandą pasiekti. Čia, žinai, tu ant jų gali šaukti, bet aš nemanau, kad tai duoda patys žaidėjai irgi supranta, kad jie nieko neįvykdė. Jo, bet aš manau, čia žaidėjim irgi labai yra toksai biškiniusas, nes matėsi, kad išėjo kažkiek tai jau galvodami. Pasim pergalytės, ne? Pasim pergalį ir kažkiek tai, negali sakyti, ta nosis buvo užriesta, neužriesta, bet tas toksai jau per didelis kartais pasitikėjimas savo jėgomis, kur galvoja, kad mes vis tiek laimėsim galbūt be 100% atsidavimo. Ir čia tas ir buvo, tos klaidos tokios, kur kamuolys visiškai jautas krisdavo, galų gale tie metimai laisvi, tos nesusikurtos progos, tas pats Kinano Evanso irgi, kaip be būtų, vis dėlto tai yra komandos lyderis ir jisai turimtis iniciatyvos ir turimtis daugiau iniciatyvos ypatingai tada, kai komandai to reikia. Dabar buvo -20, jisai ėmėsi, matėm, kad procentų jisai tikrai gerų daro. Statistika susirinko, bet momentas buvo irgi, kai buvo 8 minutės ir kaip tik dar pasižiūrėjau, pasikeitė visi startinio 5 žaidėjai, rezultatas buvo 12-12 ir mes gaunam atkarpą 10-0 ir nuo to laiko mes judėjom viską visiškai į minusą. Ir jau pastebiu Žalgirio komandoje ne pirmas rungtynes, kai pasikeičia startinį 5, nėra žaidėjo tenai būtent iš atsarginių, kuris patemtų, ypatingai puolime, patemtų Žalgirį, duotų kažkokį impulsą. Jis turėtų būti kaip ir Mitrulongas, bet... Norėjau sakyti, grįžtam prie Mitrulongo, bet dar vėliau pereisim per visus žaidėjus, nes čia vėliau daug kas nusipelnė. Taip. Dar noriu paliesti tokį vieną dalyką, man atrodo, čia tokia iki skausmo banali tiesa, bet ir tai mus persekios visą sezoną. Žalgiris, aš nemanau, kad apskritai laimės kažkur rungtynių, kai nepadaiks tritaškių. Mes žiauriai esam priklausomi nuo to komanda. Mūsų čia kaip ir pagrindinis ginklas, mes surinkti dabar tokie, kur beveik visi metam tos tritaškius. Žalgiris vis dar yra pirmi Eurolygoje pagal tritaškių taiklumą. Čia aišku leido tai pasiekti ypatingosios rungtynės Baskonijoje. Tačiau dabar kas 4 taiklus tolimas metimas. Ką daryti, kai nekrenta tritaškį, nes pirmam ypač kėliny ir antro pradžioj, kai tas sutrikimas, varžovų spurtas, mes nieko kito nebandėm, mes per kaip kokios treniruotės. Kiekvieną ataką tiesiog leidom tritaškius, ne vien tik neparuoštus, didžiąją dalim jie buvo iš per toli, nesusidėliotos kojos ir panašiai. Ir ar Žalgiris apskritai turi savy kažko, kaip perlaužti rungtynės, kai nekrenta tritaškį? Ką tu turi tada daryti, žinai? Matėm situacijos iš Valensijos pusės, kad mes pradėjom strikti tada, kai jie pradėjo keistis, kai mes negalėjom įvesti kamuolį į vidų. Tai yra, kai žaidėjas gauna kažkokioje situacijoje, ten vis meškai, ir sakiau, tas triple switch buvo, tai mes ten neturėjom absoliučiai jokio pranašumo. 1 prieš 1 mes lygiai taip pat nesusikūrėm progų, nes būtent jų žaidėjai ir aukšti žaidėjai yra pakankamai mobilus ir tikrai gerai gynasi. Tas pats Brendonas Deivisas iš perimetro, su juo gali keistis, jis išlaiko atstumai, turi ilgas rankas. Irgi nėra lengvas metimas. Tai yra, mes nesusikūrėm progų dėl to, kad prieš tos situacijos mes neįvesdavom kamuolį nugarą į krepšį ir nesukurdavom tų progų. Kitas dalykas, kur tu toliau tada gali. Jeigu yra kita gynybos sistema, tai yra tas vadinamas step-outas. Pas mus irgi, aš minėjau anksčiau, kad kol kas 2 prieš 2 nėra, nes neturim tų žaidėjų, kurie labai gerai skaitytų situacijas ir labai laiku numestų kamuolį. Tikrai kamuolys vėluoja, tiek ir pick and pop situacijose. Matėm ir Luko Lekavičius, kartais sprendimai buvo tokie, kur žaidėjas įsiveržė, daro pick and popą, atšokinėja, jis keičiasi, jis numeta kamuolį tam menikui, bet progos nebuvo sukurtos. Tai yra, iš pick and rollo vis tiek, kaip be būtų, tu turi susikurti progą. Tai, nes tai yra, jeigu tu gerai darai, tai yra vis tiek tai yra pranašumas. Mes kol kas neturim tų gynėjų, kurie labai gerai sukurtų progas, būtent 2 prieš 2. Jau čia yra blogai, čia mes neturim pranašumo. Taip. Kitas dalykas, tai yra greitas puolimas, tai yra lengvi taškai, mes lygiai taip pat iš tų lengvų taškų, iš greito puolimo mes nieko nepadarėm, tai yra praktiškai tik tai gale ten susirinkoma buvo po 2 kėlinukų visiškai 0, tai yra nei vieno taško neįmestam iš greito puolimo. Tai yra lengvi taškai, lygiai taip pat. Tai va, kai tritaškai neina,
tu neturi žaidėją, kuris 2 prieš 2 gerai skaito situacijas. Iš perimetro tu, jeigu keičiasi, irgi lygiai taip pat negali nugarai krepšį, negali iš perimetro apžaisti. Ir tau reikia greitas puolimas, kur lygiai taip pat nėra. Tai va čia tie niuansai, iš kur tu gali mesti taškus, jeigu 3 taškai nekrenta. Tai. Aš žinau sprendimą šitos problemos. Brazeikė? Ne, Brazeikė tegul dabar Olimpiakos rebė, ką prisidirbo, tegul Ne, viskas gerai su Įgiu toj svetimoje aplinkoje, aš manau, jisai persilauž ir taps dar stipresnių žaidėjų negu buvo iki tol. Žalgiriui reikia į žaidėją, Žalgiriui nereikia 2-3 numerio. Aš pagalvojau, Žalgiris 2 kartus, ne, į pliofus esam patekę. Taip. Kuo abu kartai panašus, tai vieną kartą mes turėjom Keviną Pangosą, praėjusiam sezone mes turėjom Isaiah Taylorą, kuris yra tikras žaidėjas. Aš turiu omeny, aš nieko nesau, kad mums reikia vietoj Keenano Evanso, bet Keenanas Evansas, jis nėra žaidėjas, jis nėra tas, kuris padaro komandos draugus geresniais. Jis yra tas, kuris gali 1 nulemti rungtynių baigti, jis yra metikas, jis yra taškų rinkikas. Tu kalbė apie tos 2 prieš 2 trūkumo žaisti, irgi nėra Evanso ta stiprioji dalis. Nėra Evanso stiprioji dalis. Paleidžia Mitrulongą, Evansas lošia antroji ir tikrai žaidėja, kuris galėtų su Evansu vienu metu aikštėje lošti, kuris galėtų aukštaūgiam rasti progų, kuris galėtų tavo tą minimą pick and rollą žaisti. Aš manau, čia yra sprendimas problemos, nes mūsų dabar visi mažiukai yra orientuoti į scoringą, o ne komandos draugų padarimą geresniais. Nežinau, gal kvaila mintis kaip tau. Ne, tai dalis tiesos yra, taip, reikėtų to žaidėjo, tik tai žinai vėlgi klausimas. Nu taip, per daug tada vėl tą rotacijos per daug reikalas. tą rotaciją, nes vis tiek, kaip bebūtų, tu žiūri į bendrą tą kontekstą ir galvoji, nu okei, reikia tokių žaidėjų, kurie gerai skaitytų situacijas prie pick and rollo, bet kita vertus, nu vis tiek daug dabar gynyba labai keičiasi, tau switcholo gynyba ir daug tikrai tų situacijų, kai reikia 1 prieš 1 apžaisti. Tikrai yra labai daug tų situacijų ir matėm, kaip bebūtų, jeigu toks žaidėjas dar Žalgirio atsirastų, tikrai jisai pagerintų galų gale daugą. Tai yra pirmiausia, jisai sutrauktų progas, kažkur numes ir taip toliau. Isaiah Tayloras irgi šiaip, nu jisai taip jisai galėdavo, bet, žinai, jisai daugiau tas irgi toksai buvo daugiau skoreriukas, žinai, negu žaidėjas. Nu, šiaip kažkiek, žinai. O kad rasi dabar kažkokį žaidėją, tokią kaip Kampaso, nu, nežinau. Manau, nu jau tokia, gal tu čia iš karto jau per aukštai bandai taikyti. Aš turiu menį tikrųjų žaidėjų. Šiaip tų tikrųjų žaidėjų dabar, Žagarsas buvo tik tai vienas iš tų tokių tikrųjų žaidėjų, žinai, kurie žiūri ir metimą, bet ir tikrai, kad tie perdavimai būtų tokie savalaikiai, tie sprendimai ir taip toliau, tas 2 prieš 2 skaitimas situacijos. Nu jų nėra iš tikrųjų labai taip daug, žinai, kurie aukštam lygiai ir dabar šiuo metu būtų laisvi, žinai. Aš dabar galvoju, žinai, Lietkabelio fanai klauso, galvoja, jo, jiem žaidėjo trūksta, ne, Evansą turi. Kavičių, ten Dimšą, Gedraitį rinkis iš ko norė, mes su Sabeckiu, žinai, vienu žaidžiam. Nu, ja. O kaip pradedam nuo žaidėjo aptarimo ir pirmas, ką aš noriu aptarti, toks nestandartinis, Dovydas Gedraitis. Pradeda rungtynę starto 5 savo užduotim. Gynybui nemačiau kažkokių didesnių klaidų, kaip visada Doviukas savo tą žmogų spaudžia gerai. Pirmą metimą, gražiausias tritaškis kiauras, komandai nekrenta, bet Dovis atidaro rungtynės taiklių tritaškių ir tada padaro klaidą. Nusprendžia verštis, įlipa į medį, gauna baudą puolime, nors ten toks trikį. Ten irgi Deivisas šoko ant to momento, ten ta moteriškė galėjo sušvilpti, kaip sakyti, ir baudą Deivisui ant metimo, bet sušvilpė baudą puolime. Kazys baisiai siūto, ten jau bent jau per teliką, tai jį ten pritraukė ir jisai ten skeričiojas, šaukė ant Dovydo ir pasodino iki 4 kėlinio. Komanda eina žemyn, komanda jau gauna 20 taškų, niekas, kas eina nuo suolo, nieko nededa. Tu vis dar piktas ant Dovydo Gedraičio už tą vieną jo blogą priimtą sprendimą, kad jis nusprendė verštis ir gavo baudą puolime ir tu jį užsodini 3 kėliniam ant suolo, aš šito nesupratau. Jo, buvo Lukas Lekavičius išleistas, įmetė tritaškį, bet paskui praktiškai irgi nieko per daug ten nepadarė, tai metė 3 tritaškių šiaip, nu, bet tie 2 tritaškiai jau buvo antroji pusėje, vienas gale visiškai... Nežinau, aš tai šiaip žiūrint iš dabartinės pusės, taip, galbūt Dovydą Gedraitį ir būčiau daugiau laikęs, bet ar jisai būtų tas žmogus, kuris tikrai patrauktų? Gal ne, bet čia toks pats principas, ar tu už vieną blogą momentą sodini žmogų iki kol jau aišku viskas rungtynėse, tai o tas man keista. Jo, šiaip aš ir galbūt būčiau daugiau įleidęs, bet čia, nu, sakant, treneris tuo metu kažką tai galvoja, gal bandė kitus žaidėjus, normalu, kai tu 11 žaidėjų eini tuos
rotuoji žaidėjus, tai gaunasi, kad Dovydas Giedraitis praktiškai yra tų 3 žaidėjų rotacijoje. Na, taip. Ir jisai kažką tai keičia. Aš suprasiu, žinai, kažkas užlošė kitas, bet išleido Nazą tragediją, antram tam jau ėjime keitimų, vėl Nazą, aš suprantu, tu tik kito legionierium nori duoti jam tų minučių. Gerai, Mitrulongas, aš tai vėl grįžtu prie mano teorijos. Žinai, su ko palyginau, labai turi beveik identiškus stetsus, su tokiu mylimu kabutėse Žalgirio legionieriu, nežinau, ar dar tokį atsimeni, Ty Websteris. Jo, aišku. Tai man Naz Mitrulongas toks yra, žinai, su didesniu krepšinio IQ Websteris. Tokių savo nestandartinių tų mufsiukų, bet principe tai irgi renka 2,5 naudingumo apie 5 taškus, įmeta kas 4 tritaškį. Nežinau, aš vis dar netikiu, tada sakau, okei, buvo geros rungtynės, bet jau dabar vėl pastebiu. Nazas gerai jaučiasi, kai visa komanda jaučiasi gerai, jis turi va tą savybę, jisai pataikys ir tritaškius, padraskys tai savo prasiveržimais, tada, kai ir komanda bus ant bangos ir kol kas nematėm nei karto, kad kai komandai sunku ir kai jis kyla nuo suolo, kad jisai pakeistų tą vaizdą. Tu vis dar turi tą stiprų tikėjimą, kad aš dabar, žinai, tokia idėja irgi šovė. Galbūt bandyčiau Mitrulongą vietoje Evanso leisti startinį 5, kad jisai gautų pasitikėjimą ir, kaip tu sakėjai, žaistų su geresniais žaidėjais. O Evansą, kadangi Evansas daug gali sukurti žaidimo 1-1, Evansą kaip tik leičiau. Bet nebus, kad tas antras 5, žinai, vien tik žės, Kinanai dabar daryti. Bet jisai gali padaryti, ta prasme, jisai tikrai. Ir tada atiduočiau visą iniciatyvą Evansui ir tu varyk tenai ir žais 1-1, pritrauksi Beručiui duosi, pritrauksi Manekui duosi, čia. Bet tai dar variantas tikrai, yra, ką tu sakai, tai bent jau tada leisk Mitrulongą pirmų keitimų. Jeigu startė Dimša arba Giedraitis, vietoj jo išleidė Mitrulongą ir dar 2-3 minutės su startu pažaistų. Vakar jis vėl išėjo, man atrodo, 9 keitimų. Jis 9 žaidėjas, ne 9 keitimų, 9 žaidėjų. 9 žaidėjų, taip. Tai ir tu jį jau pastatai tokį kaip, link rotacijos galo ir tos minutės tą patį rodo. Jis žaidžia vidutiniškai apie 11, ten tų 12 minučių. Tai taip jis to pasitikėjimo nesukaus, bet aš nežinau, ar jis turi savį to, kas galėtų tą pasitikėjimą pateisinti. Aš tai vis dėlto dar tikiu juo, nežinau, tikiuosi, kad viskas bus gerai, žinai, su juo, bet man sako, tai dabar tikrai norėtųsi tokio, žinai, kad jisai su Asveliu leitų į startą, aišku, žinai, kad tos kartais tie dalykai, būna kitaip paveikia žaidėjas, bet man atrodo, kaip tik jam reikia dabar tokio pasitikėjimo, jis gali žaisti tikrai. Evansas psichologiškai tikrai yra stiprus. Jam, kad pasakysi, kad mes leidžiam Mitrulongą į startą dėl to, kad jis reikia, kad gautų pasitikėjimą, tu vis tiek su to pasitikėjimu viskas gerai, tu esi komandos lyderis ir kaip tu, kai Evansas išeis į aikštelę, jam duotų užduotį, kad kuo daugiau jisai imtųsi iniciatyvas į savo rankas. Ir būtent, tai aš manau, su tokia idėja, tai galbūt ir Mitrulongui atsirištų rankos ir jisai gautų šiokį tokį pasitikėjimą, nes dabar jo, kažkiek jis išeina su atsarginiais žaidėjais, matėm, yra visiškas minusas, jau ne pirmose rungtynėse, kai išeina atsarginiai žaidėjai, minėjau prieš tai, ir kažkartais tos situacijos, būna, kad kažkas jam numeta kamuolį, jisai nemeta, praranda tą tokią laisvesnio metimo galimybę, tada pradeda minkit kamuolį, meta kažkokią sunkesnį metimą, tai žinai, tai tokie kartais sprendimai irgi atrodo, kad ne tokie, kokie turi būti. Aš lieku prie savo. Mitrulongas nepabaigs sezono Kauno Žalgirį. Spalio 28 pasakyta šitas spėjimas. Galėsit lasdavotis iš manęs, kai Mitrulongas pradės gerai žaisti, o jeigu ne, iškirpsim šitą ir įdėsim, žinai, kad iš anksto žinojom. Keenan Evans, skaitau kolegų rašinius po rungtynių. Visi patenkinti jo žaidimu. Be priekaištų, lyderis be priekaištų, atrodo gražiai, 18 taškų, 4 asistai, 3 perimti, 27 naudingumas, fantastiniai skaičiai. Bet bičas susirinko pusę savo taškų per paskutinės kelias minutės, kai jau buvo viskas aišku ir jis pradėjo žaisti vienas. Kur Keenanas Evansas, kai mums sunku, kai dar rungtynės, kai pirmas kėlinys, kai antras kėlinys. Jisai, aš pastebėjau kelias atakas, kur atrodo, tas epizodas, dabar užsikabink, numeta kamuolį Arnui Butkevičiui, nubėga į kampą ir toje atakoje nebepaliečia kamuolio. Aš nežinau, gal čia yra trenerio planas, ne Keenanas Evansas lemia kokius derinius turbūt žaisto, nuo suolo eina nurodymai. Bet
Aš tos lyderystės noriu sunkiais momentais, o ne prie minus 30 ir statistika graži, bet sakyti, kad jis čia suždė geras rungtynės, man tai nesiverčia liežuvis. Ir per būtent transliaciją minėjau, tas etapas, tas laikas buvo nuo pirmo kėlinio galo iki antro kėlinio, praktiškai, iki pat viso antro kėlinio, tai buvo tas laikas, kur mums tikrai to lyderio reikėjo, kur buvo visiškas taškų badas ir taip, Evanso reikėjo čia, galbūt ir treneriai, manau, irgi tikrai tos, mes ir apie Kazimą Svytį kiek šnekėjom, kad labai tas tokios trūkumus jisai greitai išgyvendina per keletą rungtynių, tai aš manau, tas vienas iš tokios trūkumas dabar Žalgirio, tai yra būtent Evanso lyderystė tada, kai to labiausiai reikia, ne tada, kai jau yra traukinys nuvažiavęs. Tai būtent, jeigu jisai pats nesiima iniciatyvas, tai turi būti sukurtas kažkokios mini situacijos, kad jisai gautų kamuolį, kažkokie geri mismečiai, kad jisai būtent, nes dabar jo taškai, jis paliekamas žais vienas prieš savo tą oponentą, išeina arba tritaškį veidą, gali bandyti verštis, bet nematom pagalbos, kad dirbtų komanda, kad Evansų tas metimas kuo lengvesnis išeitų, tai galbūt čia toks dar, ką galim dėti žingsnį priekį. Taip, tos feikinės užtvaros kartais, kur dabar labai populiarios, kur ten lieka ten, pavyzdžiui, 6 sekundės, Evansas žaidžia prieš kokį krepšinką, kažkas atbėga ir taip nubėga, ir jinai nubėga imituodamas užtvarą ir vis tiek tai yra kažkiek to žaidėjo, vis tiek biškai subalamutinė, kaip čia tas sakytas žodis, žinai, kažkiek taip, šito dalyko tikrai reikėtų. Kitas mūsų lyderis irgi sunkios rungtynės, Edgaras Ulanovas, pelnė 7 taškus, bet atkovojo tik vieną kamuolį, neperėmė nei vieno, 2 kartus suklydo. Jam būnant aikštėje yra didžiausias minusas, Žalgirio minus 17. Žiūrėk, mes Ūlę ilsinam jau 2 rungtynės iš eilės LKL. Ūlė vasarą visą ilsėjos. Ar jau reikia po 4 ir 5 lygos rungtynių ilsinti savo kapitoną? Ir ar tikrai žaidėjui yra gerai žaisti tik Eurolygoje, kai dar vis tiek naujas sezonas, yra naujų komandos žaidėjų? Aš manau, kad tų minučių, duok 13-16 tam LKL, bet vien dėl to, ryšio pajutimo su komandos draugais, to varžybinio ritmo, ar sakai, viskas čia yra normaliai lošti rungtynės tik ketvirtadieniais, penktadieniais ir nežaisti LKL? Aš manau, viskas eina testų pagalba, tai yra vis tiek daromi yra... Tiesiog žiūri, ant kiek fiziškai žaidėjas jaučiasi, ne? Taip, žaidėjas kaip jaučiasi, kokia jo yra būklė, sveikatos būklė ir manau, tie žaidėjai, kurie ten gauna Eurolygui daugiau, pasižiūrima ir tada jau dalinamas yra laikas LKL. Tai čia jau, aš manau, šito. Bet jeigu jau tiesai, sakai, rodo kažkokį nuovargį po 5 Eurolygos turo, 30 minučių Ūlės kartais sužaidžia. Tai buvo 2 savaitę, nepamiršk. Buvo prieš tai 2 savaitę, žinai, tai aš bet manau... ir prieš 2 irgi nežaidė rungtynių. Taip, tai yra, tai būtent tas yra, kad jisai tas varžybas nežaidė, dabar per 8 dienas jisai žaidė, per kiek čia gaunasi, per 8 dienas 3 varžybas žaidė. Jeigu tai paėmus, tai turėsiu laiko, jeigu per kitą savaitę pereisiu, pavyzdžiui, praeitą visą sezoną, kada LKL užrestino ir kaip žaidėjas lošia po to, man būtų įdomu pažiūrėti. Vis tiek skaičiai savo parodys, jeigu tarkim po poilsio rungtynių tu žaidi statistiškai 2 metus prastesnės rungtynės negu po poilsio, tai gal... Ne, bet čia vėlgi, tai čia reikia žiūrėti ir tolimoji ateityje, žinai, tas long term vadinamas, kur kartais yra situacijos, kad jeigu tu žaidėją, pavyzdžiui, duodi... Tu gal ne poryt būsi geresnis, gal už mėnesio šviežas būsi. Taip, nes tu gali, jeigu paprasčiausiai žaidėjas pradės eiti į dugną, tai gali tas mikrotraumas pasidėti ir taip toliau. O dėl tų rungtynių Edgaro, tai aš jau nuo pat pradžių pamačiau, kas įdengia. Viktoras Klaveras ir supratau, kad jokio pranašumo Edgaras čia absoliučiai neturės. Ta ir buvo, ten bandė centruoti. Bet jau senas Klaveras, jau reikia įstumti. Bet, žinai, senas, nesenas, jeigu tu turi gerą kūną fiziškai, jeigu tu esi aukštesnis, kur tu ten permesi prie jų. Ir viskas, ir to baigėsi Edgaras. Kitam, vienam svarbiausių mūsų žaidėjui Arnui Butkevičiui irgi nesusiklausė rungtynės. 0 taškų, minus 3 naudingumo balai, va čia yra ką rečiausiai tu matai pas Arną. Čia kaip galvoju, vis dar tos lygos matom padarinius, sunkiai jisai ir tada po rungtynių praleistų prieš Baskus atrodė vienintelis tose pergalingose. Vakar irgi kaip nesavas, kartais atrodo nori užskubėtis, tokį bando galbūt tą savo ir trenerių paskatintas išsikovoti tą didesnę rolę ir atakoje. Ir kartais, man atrodo, perforsuoja tos įvykius, bandydamas taip tiesmukai verštis į krepšį. Kaip žiūri, kame Arno tas toks šiek tiek užbuksavimas pastaruoju metu? Arno Butkevičiaus toks kaip yra
akcentai tuo būtent puolime, kai jis žaidžia. Tai yra ne vienas prieš vieną žaidimas pradedant nuo driblingo, o būtent kai kažkas sukuria, įsiveržia ir jis tada toj klauzatinėje situacijoje, tada jis gali gaudot kamuolį ir turi gerą pirmą žingsnį ir iš to pirmo žingsnio jis jau toliau ten į tą dešinę pusę pagrindė, žinai, jau tada gali užsibaigti ar ten numes kamuolio. Vakar tų situacijų buvo labai daug, nes mes fiziškai negalėjom, nebuvo to žaidėjo, kuris įsiveržtų ir numestų, ten gal trečiam kėlinukė buvo tas momentas, kai mes tap daryti dalyką pradėjom ir Arnas nebuvo į tai įtrauktas. Jis bandė vienas prieš vieną porą kartų žaisti, absoliučiai nieko nepavyko, metė savo sunkius metimus, viskas, kadangi greito puolimo nebuvo, puolime atkovoti kamuoliai lygiai taip pat nebuvo jo, neatkovojo su tų kamuolių, kad prikartotų, viskas, tritaškio metimo ten vieną metę, jeigu kiek neklystų ir neįmetė, nu ir viskas, ir tuo viskas baigėsi, žinai, taip pat iš Arno žaidimo, nuo Arno, šiaip pasakysiu taip, kad Arno žaidime didelį įtaką turi komandos nariai, nes, nu, tai nėra žaidėjas, kuris pats pasimtų kamuolį užbaigti, jeigu tu turi jisai su geresniais žaidėjais, jisai žaidžia gerai, kai jam kažkas sukuria, numeta, jisai tada jau būtent to pranašumo situacijoje, jisai jau tada žaidžia tikrai laisviau ir užtikrinčiau. Rolandui Šmitui turbūt mažiausiai galim duoti priekaištų po vakar rungtynių, 11 taškų, 6 reboundai, susimetė visus 4 dvitaškius ir ten užtikrintai jo tie atrodydavo prasiveržimą, atrodo vienintelis iš žalgiriečių, kuris galėjo pralaužti tas visas gynybinės Valensijos užtvaras po krepšiu. Kodėl tada tiek mažai, man kyla klausimas, 4 metimus, o kur daugiau tada Rolandų, jeigu tu tas vienas, kuris gali tai padaryti, jo visi tie artimi dvitaškiai sukišti iš po krepšio, neišėjo kažkaip daugiau bandyti išnaudoti Rolandą. Tai 2 kartus atsikovojo kamuolį puolime, jisai įmetė, vieną buvo prieš Mismečą, vieną prieš savo pozicijos žaidėją, nu bet matom, kad daugiau tų situacijų kaip ir nebuvo, aišku, norėtųsi, kad ir daugiau jisai mestų, bet tie tritaškiai metimai matėm, kad tokie buvo jau, na tikrai, kai žaidėjas išmeta metimą, tu matai, ar tai žaidėja, ar kamuolys gali įklysti ar negali. Kokius 3 metimus, kai Rolandas išmetė, matėsi, kad tikrai tai yra vienas kreivas, 2 nedametimai, nu tikrai nejautė metimo tose rungtynėse. Nu, taip gavosi. Auksinė mūsų rankelė, Brady Menikas vakar parodė, kad visgi žmogus yra, ne? Bet esi matęs kada nors, kai bičas antrą gal savo tritaškį rungtynėse prameta, iš jo tos kūno kalbos atrodo, kad jisai, nežinau, būtų namus kazino pralošęs arba nepataikęs iš po krepšio 5 plaukus, jis ten rovė, savo galvą daužė, visais angliškais keiksmais liejosi. Šiaip aš tai gerai, bažiu dėl Meneko, aš galvoju, šiek tiek bišas gal nusileis ant žemės, žinai, tu kyli aukščiausią Europos tą įmanomą lygį, atvarai Eurolygą ir tenais po 5 trojus savo meti, tą šipsenėlę tokią lengvą parodai ir daug mažai, tai aš čia pratęs, aš čia matęs aukščiausią lygą krepšinio, tai gal biški irgi bus toks požiūris, kad na, čia reikės dirbti ir dėl tų metimų, ir dėl tų taiklių metimų, ir čia niekos taip lengvai nieko netiduos ir tu esi žmogus visgi, ne? Ne, tai žiūrėk, nu ne vieno pasaulio žaidėjo aš nemačiau, kad jisai mestų tritaškius mesdamas visą sezoną. Daug jų, ten apie 60%. Nu aš nemačiau tikrai. Bet jau aš pradėjau galvoti, kad gal čia tokį turėsim variantą. Ne, normalu. Visgi Kem kažkur turėtų apsiriboti. Normalu, ten, žinai, Kem, tai jau superinis rezultatas, nežinau, nu, bendrai kontekste. Galės sezoną sunkiai tokį. Taip, nu apie 40, jeigu turės, tai bus tikrai fantastika, nuo 40 iki 45, o tik, manau, kad jisai tikrai gali turėti ir tų rungtynių bus, nu, metikas yra. Nu, o iš 14 reboundų į vieną, kaip tą žiūri pokytį? Vėlgi gavo fiziškumą, ne tikrai, kad buvo tų situacijų, kai jisai netgi atsitverdavo savo žaidėją, bet ten išnerdavo ilgą ranką ir pasimdavo nuo jo kamuolį. Taip, nu. Būna, sakau, ne kiekvieną kartą tu nepadarysi kiekvienose rungtynėse tą patį elementą. Ten net kovosi po 10 kamuolių, ypatingai tas žaidėjas, kuris eina nuo suolo. Vienose 14 atkovoji, kitose mažiau. Tu esi tritaškininkas, kokie tavo akcentai gynybos žaidžiant prie Žalgirį. Aišku, Breda Menika, ar jisai gali prasiveržti, kai gauna kamuolį sunkiai, nebent išklausautos situacijos. Ką reikia daryti su juo? Visą laiką būti arti, viskas. Jeigu tu dar turi fiziškus žaidėjus, kurie kai Menikas yra arti, gali ir su jais susitvarkyti, aš tau yra atsakymas, kaip Valencija nugalėjo Žalgirį, žinai. Kodėl toks blogas tavo akimis Laurino Biručio sezonas, jisai kol kas nei vienų rungtynių negavo lošti bent 13 minučių, vidutiniškai 10,5 minutės žaidžia, 4,5 taško metą atkovoja tik po 2 kamuolius ir ar čia po praeito jo tokio netikėtai sėkmingo sezono
jau ir varžovai kažkiek išskautina daugiau Birutį ir tiesiog jam pasiruošė, ar kitos priežastys, kiti komandos draugai, kitos schemos ir kažkodėl jam dar neišeina atsiskleisti, kaip tau atrodo? Tai jos schemos tai yra paprastos, tai yra daugiausiai iš taškų įmeta iš situacijų, žaisdamas nugarą į krepšį, bet dabar ir tos nebe tokių procentų sėkmingai baigėsi. Nebe tokių procentų ir žinai, vėlgi, tos pasitikėjimas kažkiek tai vis tiek duoda per galvą, kai tu neįmeti tų metimų, kai tu negali užpausinti, bet vis dėlto aš tikiu Laurino ir tikiu, kad kai kuriuose situacijose galėtų galbūt Eurolygoje irgi kartais jam duoti kamuolį, kad ir jam nesiseka. Žinai, duoti tą tokį pasitikėjimą. Žinai, nebūtinai, kad jeigu jis įmeta, tai tada prameta metimą, vis tiek. Žinai, tu matai, kad kitiem neina, nugarai krepšį ketvirtas neužpaustina, kad ir prieš Deivisą, arba ten prieš kokį, žinai, gal ketvirtą numerį, vis tiek, kad jisai būtų pats aktyvesnis ir kad jisai būtų daugiau jį žiūrima ir kad išvedama būtent jo žaidimą nugarai krepšį, nes kaip bebūtų jisai tikrai, jisai gali. Kitas dalykas, vėlgi, kiek mes matėme ir rungtynėse su Valencija, tikrai tų buvo situacijų, kai labai laiku ateidavo į pagalbą dvigubinimas ir nieko iš to nesusikurdavo. Galima turbūt sakyti ir trenerių dvikovą turbūt laimėjo Aleksas Mambrų prieš Kazį Maksvytį. Turbūt taip. Kai toks galtinis rezultatas sunku kažką kitaip. Apie Valenciją trumpai, prieš sezoną mes jai ten Galiorką prognozavom, dabar pats Kazys Maksvytis sakydamas apie dvigubą šio pralaimėjimo skausmą yra tai, kad jisai tiki, kad Valencija bus ta ekipa, su kuria reikės varžytis dėl patekimo į atkrintamąsias ir toks didelis pralaimėjimas namuose yra ypatingai skaudu. Ar tu jau irgi keli savo tose išankstinėse prognozėse Valenciją į kovą dėl playoffų? Būčiau treneris, turbūt taip reikėtų skautinti, tai irgi dabar ką tu pamatei gyvai, būtent tą tokį fiziškumą ir kad... ir čia neišsišokimas, jų ketvirtą pergalę per 5 rungtynės. Tikrai gera komanda, aš tikrai galvoju, kad dar prieš rungtynės su Žalgiriu, aš tikrai tai peržiūrėjau. Gerai gynasi, bet prieš kokias komandas žaidė, vis tiek... Ir ta rotacija tokia gili, ten toks Jovičius eina nuo suolo 9 žaidėjų, žinai. Tai aš pasižiūrėjau, galų gale ir centro puolėjas, sakau, ir nugarą krepšį turi, ir gynėjų turi. Man tas jų ketvirtas numeriukas patiko, amerikietis Nathan Roivers, nežinau kaip reikėtų tiksliai tarti, kur porą tokių Novickio džemperių nedengamų, visiškai 2-11. Iškėlęs metą, trajaką irgi. Labai laiku. Labai su fizika pasikeitė kažkas, nes pažiūrėjau minutės labiau apie 10 minučių visada žaidžia. Čia jau buvo sėkmingiausios rungtynės žaidė ir tai žaidė tik 15. Irgi ūgis, ta prasme, tikrai. Ir matosi, kad tie žaidėjai dar gali įdėti į priekį. Kad yra kai kurie naujokai Eurolygos, aš tai sakau, dabar pamačius tą Valenciją, tikrai atrodo, kad kaip aštuoniukas komanda. Rimta komanda, ne? Rimta tikrai. Tiek apie šitas rungtynės mėgstam ir ilgiau pakalbėti, bet per skaudžias tos rungtynės, kad toliau čia kapanotis po tas žaizdas. Žalgirio pagaliau laukia rimtas iššūkis ir vietiniam fronte, rungtynės sekmadienį namuose su Panevėžio Lietkabeliu, kas gal neskambėtų kaip rimtas varžovas, nes 3 išlės komandos Lietkabelis atsikrovė po 25 + taškų skirtumo, bet, kaip sakant, yra niuansų. Nenadas Šenakas grįžo į Panevėžį, manau, buvo žvaigždėse jau parašytas šitas jo sugrįžimas, pagaliau jo. Ir žinai, būnagi tas dažnai krepšinė, kai komanda, ypač kuriai nesiseka, kai pakeičia trenerį, ypač pirmose rungtynėse būna tas impulsas psichologinis, kur tada visi pataiko, viskas gerai ir atrodo wow. Gali būti toks scenarijus. Lietkabelis šiek nepasisekė, ne, kad Žalgiris tai pralošė. Žalgiris dabar norės reaguoti irgi. Taip, nepasisekė, neaišku, kokia rotacija bus Žalgirio, ar vis dėlto tikrai ilsint žaidėjus, ar jau čia bus ta... Po tokio jaučiu, pilna rotacija. Nežinau, bus labai įdomu pamatyti Lietkabelio reakciją. Vis tiek, Čanakas, jeigu neklystu, vakar buvo treniruotėj, tai, kiek čia laiko liko. Susipažinsiu žaidėjais, 3 pažįsta, ne? Taip, Ką jis pala Popovičių, Lipkę ir Orelį. Ir Maldūną 4. Ir Maldūną 4, jo. Ir gal Stuknį. Valinską. O Valinską treniravo jis dar anksčiau prieš vienam iš pirmų savo sezonų. Tai jau plius minus. Popovičių sakė. Popovičių jo sakiau. Jo, ne, tai čia pusė komandos, bet vis tiek, kad ir kiti žaidėjai vis tiek. O Čanakas, žinai, pratęs bei žaidėjo, žais su Pėno pernai buvo. Tai aš manau, čia jam, aišku, reikia Lietkabelį žaidėjo, bet kokiu atveju, manau, kad tiktų. Pakalbėsim pirmadienį. Pakalbėsim pirmadienį. Bet šiaip sakau, aš manau, kad turėtų būti, aš taip įsivaizduoju, kad turėtų būti įdomios rungtynės. Vis tiek tai yra kitos Lietkabelis, manau, turėtų duoti tikrai didesnę kovą
negu čia buvo prieš Rytą ir prieš tas Eurocupo rungtynėse, kur Prancūzija buvo, kur Vokietijoje ten atsilošė, ten dvitos. Ir pats Žalgiris, žinai, jeigu jie toliau bandys to savo LKL režimu, kur matėm jų visos rungtynės, kaip vykdavo LKL, kur 3 kėlinius ten kažkur kažką varžovai pirmauja ir 4 susima, tai prieš Lietkabelį gali neužtekti, ne, tokio atsainaus požiūrio. Čia nemanau, kad bus, čia nemanau, kaip tu minėjai, labai prieš taigi pasakėjai frazę, kur jie bus pikti, Kazys bus piktas, labai bus piktas. Tai... Aš žinau, jie dabar treniruoti, man atrodo, čia šeštadienis turėtų... Bet kiek girdėjau, kad ten nebuvo labai kažkokia ten ar piktumo, ar ne, sakė, minutę laiko atėjo, pasakė konkrečiai, gavom pamoką ir ačiū, viso gero. Ir čia aš manau, nereikia jau dabar ten knysti smegenų. Visi žaidėjai patys jaučia, kad tikrai buvo labai blogas rungtynės. Ir kitą savaitę Žalgiriui didžiausia proga iš tikrųjų comebackinti toje Eurolygoje. Žaidžiam su Asveliu, vienintelė komanda Eurolygoje, kuri kol kas dar neturi iškoję nei vienos pergalės. Pakeitė trenerį neseniai, charizmatiškasis Poceko atvyko į Vilerbaną. Vakar, tiesą pasakius, jau jie buvo netoli pergalės, bet vis tiek jos iškovoti nesugebėjo. Įdomi ta komanda. Vakar jie pralaimėjo namuose tam pačiam Virtus, kurie po pralaimėjimo Žalgiriui šiaip iškovojo 4 pergalės ir yra, man atrodo, baisiai rimta komanda. Tai Žalgiris, jeigu vakar tas pralaimėjimas Valencijai buvo neplanuotas, tai aš manau, reikia suvokti, kad ir pergalė turbūt Bolonijoje irgi ne visai turėjo būti planuota. Bet gerai, apie Asvelį. Lyderiai mums puikiai pažįstami, vienas ypač pažįstamas, praleidęs ir Kaune porą sezonų. Tai Geoffrey Lauvernas, jis ir dabar yra vienas svarbiausių, rezultatyviausių ir naudingiausių komandos žaidėjų. Rezultatyviausias yra Nando De Colo su 13 taškų, Lauvernas 11,8. 12 metų toks įdomus krepšininkas, komandos naujokas Frankas Jacksonas, 1,90 m amerikietis. Jisai turėjęs visai neblogą karjerą NBA ir čia yra jo pirmas sezonas Europoje. Jisai dar, tarkim, 21-22 sezone Detroit Pistons vidutiniškai žaidė po 22 minutės ir metė po 11 taškų. Tai yra NBA žaidėjas, bet kažkas nepasigilino tiek ar traumą, ar tiesiog nepaėjo jam su mainais, nes praėjus sezonais jau buvo perskėlęs į Utah Jazz ekipą ir tenais gavo šansą pasireikšti tik vienose rungtynėse 5 minutės. Įdomi ir ta karjeros pradžia. NCAA sužaidė Duke universitete, bet tik 1 sezoną ir jau kitais metais žaidė G lygoje, turbūt norėjo to greito kelio į NBA. G lygoje turėjo 25 taškų vidurkį, tai toks visiškas, man atrodo, taškų rinkikas, bet kol kas jam ne iki galo pavyks atsiskleisti Europoje. Prancūzijos čempionate meta po 10 taškų, Eurolygoje meta po 12, pataiko kas 3 tritaškį. Tai toks naujas veidas Asvel komandoje, kiti žaidėjai daugmaž plius minus mums pažįstami. Kahudi, Laiti, Luvavu Kabarot, visi tie atrodo tie patys. Mike Scott irgi savo laiku buvusi svarbi detalė tuo metu labai sėkmingos Atlanta Hawks ekipos, piktas bičas, triuškinančiai dedantis į krepšį ir metantis iš toli ir jis atranda tą savo žaidimais ir vakar beje jo metimas galėjo išlyginti rezultatą rungtynių pabaigoje, bet buvo netaiklus. Jo, jūsų Fatala lygiai taip pat. Asvelį. Šiaip tu dabar tos žaidėjus išvardinai, nėra jie tie žaidėjai šiaip prasti. Ta prasme, tikrai jie yra Eurolygos, daug tų Eurolygos vidutiniokų. De Colo jau gali skaityti ne žvaigždė, bet vidutinioką, nes vis tiek metai yra. Bet stil legenda, žinai, gyva legenda dar. Taip. Tas pats Lauvernas irgi, jis vis tiek padaro savo. Lauvernas po savo kažkokių kamuolių susirinko. Taip, susirinko, jis užbaiginėja gerai pick and rollą, tikrai žaidžia gerai, leidžiasi po krepšių. Negali leisti turbūt mesti ir iš toliau. Krepšio ar rizikuosim prieš Lauverną? Aš manau, kad nėra, žinai, kad jeigu jau tos, vėlgi, tu rizikuoji tada, jeigu nesusitvarkai kažkur tai kitur. Taip, normalu, tu neleisi, žinai, jeigu tu susitvarkysi su visais kitais, tai aišku, kad, kam tos rizikos, jeigu viskas yra gerai, bet man tai labai įdomu ta būtent Poceko situacija, aš tai kaip jį taip žiūriu, kaip jisai treniravo Italijos rinktiniai. Man tai, žinai, toksai kartais didelis strategų nesinori pavadinti, jis labiau žiūri, taip daugiau iš šou ir ar manau, ar čia dabar jam to šou reikia. Pažiūrėsim tam būtent long terme, žinai, bet aš tai toks biškai skeptiškas yra dėl jų ir čia, ką tu sakėjai apie... Iš žiūrovo pusės tai tokiai smagu, žinai, treneris stebėjo. Taip, tai žiūrovo, jo. Bet jis gal užvedimui komandos, jis tas pats, kur tą širdį, kur mirti atrodo galėtų net ant suolo būdamas. Tu gali, taip, tu Italijos rinktiniai, kai yra ten mėnesis pasiruošimas, ten gal 3 savaitės ar mėnesis. Ta emocija dar svarbiau
užmiršta taktinį paruošimą. Čia yra taktikos, čia yra tu visą sezoną, tu jau ant emocijų tu neužšausi čia. Ir jeigu, pavyzdžiui, apie Čanaką aš nekėjom, kad taip yra pirmas rungtynės, ten irgi ta emocija yra, bet vis tiek paskui duos, normalu, kad tu tiki treneriu ir paskui duos būtent tą rezultatą. Tai čia aš manau, būtent buvo tas pirmas momentas, kad jie ant tų pirmų rungtynių galėjo kažkiek ant emocijų šaut, paskui pažiūrėsim, kaip ten bus, bet kokie bus pakeitimai, bet kol kas tai aš taip nesižaviu dar. Ir ši mane stebina Asvelis, tokia visada būdavo komanda, kur gal mažiau talento, bet tas visų dabar vadinamas fiziškumas, atletizmas ir gynyba, nes prancūzai, tie kūnai, tai šiam sezone Asvelis vidutiniškai praleidžia 91,8 taško, duoda surinkti varžovų komandom naudingumo po 110 balų, duoda varžovom atlikti virš 20 rezultatyvių perdavimų ir tai yra absoliučiai blogiausi rezultatai visoje Eurolygoje, nestebina, kad atrodo kita kryptim nuėjus Prancūzijos komanda. Čia, kiek aš teko porą rungtynių žiūrėjau, tai nebuvo labai daug, kad 1-1 pasileisiu, aišku, yra tokie žaidėjai kaip Dekolo, kurie jau nespėjo tikrai. Tas pas Lovernas irgi ten buvo tų situacijų irgi 2-2, bet šiaip aš sakyčiau, kad labai buvo iš tos komandinės gynybos ir daug lengvų taškų prasileidžia ant greito puolimo, tai vėlgi reikia sutvarkyti discipliną su būtent puolimo, nes greita gynyba to prasideda nuo puolimo. Tai gerai, tada laidos pabaigai. Tomai, tu kol kas iš 5-4 sėkmingi spėjimai ir pastarasis su Valencija nesėkmingas. Aš tikiuosi, tavo prognozė, kaip ir aš tikiuosi, bus dabar prieš Asvelį žaidžią. Taip, turim laimėti. Turim laimėti, laimėsim? Laimėsim. Aš jau su Valencija sakiau ir daugam sakiau, kad čia 100% laimėsim, bet paskui slėpiausi. Aš irgi linkiu, kad šitas, kaip jau paminėjau, smūgis šlapių skudurų per veidą tik užvestų žalgiriečius ir, nuteiktų jos tolimesnėm kovom ir pritariu visiškai Tomo prognozijai ir esu tikras jau bet Asvelį tai tikrai aplošim. Ačiū, kad mus žiūrėjot, ačiū Tomai ir susitiksime kitą savaitę. Iki. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai.